Aš esu Agnė Sunkolaitė. Iš tikrųjų, man pačiai teko garbė pristatinėti Liudviko Jakimavičiaus knygą Lapė ir Kaliošai, kai jis tik ją išleido. Reiškia, leidykla, kuri išleido tą knygą, pakvietė mane skaityti dar su vienu kolega, skaityti knygų mugėje. Ir mes pristatinėjom šitą knygą, aišku, pristatinėdami knygą mes turėjom su ją susipažinti, ją perskaityti. Ir man ta knygutė Lapė ir Kalioša Liudviko Jakimavičiaus labai patiko. Norit matuotis, ką jūs neverta, geriau papūkit mūsų ekspertų. Aišku, toje knygoje nėra kalbama ir nekabinama šita tema, kurią mes dabar iškėlėme spektaklyje. Tai jau spektaklis tai yra mūsų perskaitimas, aš pati rašiau inscenizaciją, tai yra mano versija perskaitytos knygos, reiškia, tema, kurią aš noriu kalbėti ir ta pasaka man tiko tiesiog šitai temai ir aš norėjau apie tai kalbėti šitos pasakos pagalba. Jūs įsigijot puikią krekiną į pargavimą apladę. Bet viskas prasidėjo nuo tos knygų mugės ir nuo pažinties su šita knygute ir su pačiu jos autoriu. Spektaklio iš tikrųjų pagrindinė mintis yra, kad visur gerai, bet ne geriausia. Labai paprasta, atrodytų banalu, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir man atrodo, kad šiuolaikiniam vaikui tai yra... Su šiuolaikiniu vaiku reikia kalbėti apie tai. Kaip su vaiku reikia kalbėti apie daugelį kitų dalykų, visai nebūtinai apie linksmus dalykus ar apie kažkokius visiškai nereikšmingus. Su vaikais reikia kalbėti apie reikšmingus dalykus, tik tai jiems suprantama kalba. Dar atneškit bananų žievių. Ožy, raminkis, užteks jau. O ta suprantama kalba, tai kad mes susišnekėtume, mes turėsim pažaisti, padainuoti. O aš tai norėčiau baltų kopūstų griežčių išpiltų su kefyru, dar pagardintų burokais su pasakomis. Būtinai, gerbiamoji kiaulė. Kleopatra. Tai va, laikydamėsi šito principo mes ir kūrėm spektaklį. Tai yra spektaklis žaidimas, spektaklis pasaka, aktoriai seka pasaką vaikam čia ir dabar. Vaikai irgi dalyvauja tame sekime, suvaidina mums ir miško gyventojus ir taip toliau ir taip toliau. Irgi įtraukiami į žaidimą ir tokiu būdu, žaisdami šitą pasaką, įtraukdami ją vaikus, mes su jais kalbamės apie šitą svarbų dalyką. Ko nors drambliškai, ožiškai, egzotiško. Ir ką nors gardžiai lenkiškiško. Turime visko, jūs tik spėkit ragauti. Labai dažnai mes išvažiuojam visi iš savo gimtų namų, suvažiuojam į Vilnių ir pasidarom vilniečiais. Tai nėra blogai ta prasme, kad taip jau būna, gyvenimas taip susiklosto, kad tu išvažiuoji iš kažkur, nes tu ten paskui dirbi, ten taip toliau. Bet iš tikrųjų tai mūsų šaknis, mūsų visa tai, kas svarbiausia, tai, ką mes atsinešam iš vaikystės, yra ten tose gimtuosiuose namuose. Jūros kopūstų, avokadų, datulių ir bananų žievių. Užsisakykit, ko pageidaujate, visko atnešti jums galiu. Iš pradžių visą tai ir atneškite. Tiem, kas labai nori išvažiuoti iš Kauno, tai kadangi aš pati ne kaunietė, bet tiek Deividas, tiek Ramunė yra kauniečiai, čia gimė užaugę ir jie labai prisideda prie šitos minties, reiškia, ir kauniečiams siunčia žinią. Aš manau, kad man labai pasisekė. Aš galvoju, kad mes surinkom labai gerą komandą, kad ieškom, pačiu procesu džiaugiamės ir dėl to esu laiminga. Labai tikiuosi, kad tas procesas po premjeros nesustos. Premjera yra tik pradžia. Jūs tik pažiūrėkit, mūsų batukai, gražiai lakuoti, impregnuoti, apdoroti, nereškuoti. Norit matuotis, ką jūs neverta, geriau patikėkit mūsų ekspertų. O stalo žaidimas yra vienoj programėlės pusėje yra nupieštas žaidimas. Reiškia, žaidimas tas, kur reikia keliauti. Mesti kauliuką, žaidėjai išsirenka po figūrėlę ir pas mus
stengiamės laikytis kiek įmanoma daugiau, stengiamės laikytis scenarijaus. Tai yra siužeto ir nenukrypti nuo jo. Tai yra, kad į kelionę išeina tie 3 gyvūnai iš Petruškos ūkio, kiaulė Kleopatra, ožys Makedonas ir šuo Cezaris. Jie išeina iš Petruškos ūkio, o kiškis išeina iš savo pakrūnės, iš miško. Ir tikslas yra vienas, išeities pozicijos skirtingos, bet tikslas yra sugrįžti, kuo greičiau sugrįžti į tėviškę. Ir ten jų laukia įvairios kliūtys. Reiškia, žaidėjai meta kauliukus ir keliauja pagal išmestą skaičių, keliauja į priekį, žiūri tam, kur atsistoja, būna visko, pakelės plėšikai būna ir gairių šaltinių, kur penkėjimai į priekį, gali patekti netyčiai pelkį ir grįžti atgal į žaidimo pradžią. Kaip pageidausite minutėlę, ką atsigerti pasiūlyt galiu, ir augalo gero, kokoso pieno, o gal kitokių srėmalų. Neškit viską, ką tik turit, paragausime visų, nes gurmaniškom pagundom aš atsiskirti ne.